Tiesiog užpakalę atsako. Labą dieną, čia yra Skautijos naujienos ir mes, ar jums galime užduoti porą klausimų? Gabija žiauriai drovisi, tai kaip tik šnekėjo, kaip jinai bijo, kad jūs prieisit. Tai todėl paklausinėsim Gabiją. Jo. Gabija, prisistatykite, iš kokio jūs esate vieneto? Aš Morta iš Vilniaus krašto. Ir ar jūsų vienetas vykdo kokius nors tarptautinius projektus? Nežinau. Prašom. Prašom, prisistatykite. Esu sesė Kristina iš Panevėžio krašto. O kokiam vienetui tiksliau priklausote? Ąžuolo draugovė. Skaistakalnio tuntas. Ar kokia nors jūsų tas Skaistakalnio tuntas ar Panevėžio kraštas vykdo kokią nors skautišką veiklą? Tarptautinę skautišką veiklą. Na, su kitom organizacijom, su kitais skautais. Dieve, gal ką nors galim paprastesnį. Aš ne dievas, bet, galim ir taip į mane kreiptis, bet, ar vykdo? Turbūt vykdo. Labą dieną! Aš noriu jums užduoti porą klausimų. Aš matau, kad jūs neužsiėmęs, tai dabar paklausiu. Pirmasis klausimas. Ar jūsų vienetas vykdo tarptautinę veiklą? Buvom išėję šį rytą į užsienį, labai toli. Biškį pavykdėm veiklos. Tai čia yra į kurią šalį? Į Lenkiją? Ne, labiau ten šiaurė. Į už Aukštadvariškės. Aha. O į tikrą užsienį, ar jūsų tuntas yra kur nors, turi kokių projektų? Čia rimti klausimai tam. Taip. Iškart reikėjo sakyti. Gerai, aš supratau, kad nieko... Taip, turi. Tai papasakokite. Taip, yra bendradarbiauta su Lenkija. Lenkijos hercerais, ar kaip ten jie vadinasi. Po to yra bendradarbiaujama su Permės skautais Rusijos ir taip pat su Ukraina. O jūs esate iš kokio vieneto? Ąžuolų tuntas, Kauno kraštas. Skautijos pasaulyje. Ir štai užklupome pasitarimą. Ir dabar čia yra tokie keli testiniai klausimai. Ar jūsų vienetai vykdo kokią nors tarptautinę veiklą? Be abejo vykdo. Ir tai kokią ir plačiau papasakokite. Šiais metais iš Kazlų Rūdos buvo išvykę skautai į Lenkiją, į stovyklą. Tai va, bent 4 skautai. Čia kaip supratau yra Marijampolės kraštas. Taip, Marijampolės kraštas. O iš Marijampolės skautai draugauja su Kutenu? Jolita. Su Rusijos skautais kažkokiais, su Kaliningrado srities. Žodžiu, vykdom ir veikiam ir labai smagu ir labai džiaugiamės savo vaikais.